Sveiki visi. Na ką, paskutinės lašišų sezono gaudymo dienos. Ir nusprendėme jo dar pasidžiaugti. Tai šiandieną pas mus svečiuose yra atvykęs Gediminas ir Laurynas, kuris pirmą kartą lašišų. Jo, lašišų pirmą kartą. Na, bandysim atvesti lašišautojų gretas. Kadangi sezoną pasirinkai ne patį geriausią pradžiai, tai manau šiandien bus tokia laida truputėlį su daugiau teorinės medžiagos, kurią bandysim parodyti ir pritaikyti praktikoje. Tai tikėkime, kad mano ir Arūno per daugiametę patirtį kaupti patarimai padės mums šiandien vieną kitą žuvį bent jau pamatyti arba, kaip su palinkėjimu sakėm, palaikyti. Tai sėdim šiandien ant rastelio prie gražios Neries kranto ir laukiam, kol truputėlį prasilaištys rūkas ir pradėsim savo žūklę. Rūkas po truputėlį sklaidosi, bet mes jau neišlaukiam, masalus norėjom pamigdyti kuo greičiau į vandenį. Tai šiandieną mes trysia spiningausim. Arūnas sakė, parodys, kaip reikia gaudyti mums su musė. Sako, čia tie spiningistai kiekvienas gali, bet va su musė yra kažkas specifiško. Tai kaip ir minėjau, sezonas nepasižymi žuvies gausa, tai šiandieną gal tokią pradžiamokslį pravesim, kaip skaityti upę, kaip ieškoti žuvies, kokius masalus naudoti, kokie turi būti atitinkami įrankiai ir kaip pagauti tą savo svajonių žuvį ir turėti neapsakomą kovą. Nuėjo rūkas beveik jau nuo vandens ir pirmi neblogi dienos požymiai. Kažkur per vidurį pastebėjom išėjimą. Dabar aš truputėlį iš aukščiau bandau jį apgaudyti, Gediminas iš šiek tiek žemiau. Visada, kai pamatote žuvies išėjimą, nereikia mesti tiesiogiai į jį, nes žuvis dažniausiai po išėjimo arba šiek tiek pakyla, arba šiek tiek pasileidžia. Tai mes iš skirtingų pusių bandome jį apgaudyti. Jeigu žuvis pasirodė 2 kartus toj pačioj vietoj, tai reiškia, kad jį tikrai ten laikosi, nes dar išėjimas išėjimui nėra lygus. Kadangi jų yra tikrai skirtingų ir kaip žuvies elgsena po išėjimo ir kaip reikia jį reaguoti, manau, su Arūnu pakalbėsim truputėlį plačiau, nes jis turi daugiau patirties šitame žuvies skaitime, nes kartais po išėjimų tikrai net neverta gaudyti žuvies, nes paprasčiausiai nespėsit paskui ją vytis. Arūnai, musė vis dėlto? Aišku, musė. Aišku, musė. Dėl ko pasirinkai va šį žvejybos būdą, lašišai būtent? Nes gaudžiau su spiningu. Ir ne vienus, ne 2 metus. Ir po to taip sutapo, kad atsidūriau Norvegijai. Ir teko mokintis per naujas gaudyti. Ir supras, kaip iš tikrųjų ją pagauti ir kaip ten. Dėl ko daugelis gaudo su muselinė, ne su spiningu. Tai ten, pavyzdžiui, irgi daug žmonių pavasarį, kol dar vanduo šaltas yra, pas juos sezonas ankstesnis yra. Tai birželio mėnesis pas juos pavasaris. Irgi įdomiai skamba, ne? Nes dar gegužės mėnesį ledai stovi. Tai jie iš pradžių pavasarį, kol dar šaltas vanduo, nešasi ir spiningą, ir muselinę. Gaudo su spiningu, nes lašiša reaguoja į didesnį masalą ir stovi trupučiuką giliau, gilesniuose pūluose ir į tą didesnį masalą reaguoja. O po to pas juos netgi yra draudimas gaudyti su spiningu nuo tam tikro laiko, dažniausiai būna nuo Liepos mėnesio, kai vanduo iššyla, vandens temperatūra pakyla aukščiau, manyčiau, gal 14 laipsnių tuo momentu, tada jau jie nebeleidžia netgi gaudyti su spiningu, remdamiesi tuo, kad jinai į tą didelį masalą net nelabai reaguoja, iš tikrųjų taip ir yra, mažai reaguoja į tą labai didelį masalą ir vanduo nusėda
sumažėja srovė, sumažėja vandens ir spinningų paprasčiausiai daugiau žmonės jau užkabliauja tą lašišą negu ją pagauna į burną. Tai jie, kad sumažinti tą kabliavimo šansą, tai jie netgi uždraudžia gaudyti su spinningu. Tai dėl to ir atsirado ta muselinė pas mane rankoje, nes lašišą labai norėjau gaudyti. O jeigu galima gaudyti tik tais mėnesį ten laiko, net nepilnai gaunasi, tai toks labai sutrumpini savo sezoną. Ir po to priverstas imti buvau priverstas imti kitą įrankį. Ir tada supratau, kad viskas trupučiukai yra kitaip, negu mes mokėjome gaudyti čia Lietuvoje vien tik tai spinningu. Ir tas mano sezonas prailgėjo, nes galėjau su mažais masalais gaudyti, kada su spinningu, pavyzdžiui, rugsėjo tenais mėnesį ganėtinai dar sunku yra pagauti, su muselinė kuo puikiausiai savo gaudai su tuo mažu masalu. Čia viskas yra esmė, masalo dydis. Ir muselinė, kaip minėjai, kiekvienas metimas yra kaip savotiškas žaidimas, kad teisingai. Taip. Su spinningu atėjai, užmetė savo viskas, o su muselinė tu atėjai, turi prisitaikyti, kaip čia gal tau kur užsibristi, kaip užmesti, ir aš galiu tą savo greitį masalo koreguoti su šniūru, sakykime, kampą pravedimo ir svarbiausiai masalo dydį. Su spinningu paprasčiausiai neužmesi ten to mažo masalo, tokio labai mažo. Taip, kai mes irgi atvykstam prie upės, tai dažniausiai aš būnu pirmas išdegęs akis prie upės, mėtau ir tada žiūriu, Arūnas atsisėda ramiai, apsižiūri, po kokių 10-15 minučių ateina, keli metimai, ir spėkit, kas daugiau žuvies pagauna. Patirtis daro savo. Kalbant atvykus prie upės, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir nuo kur pradėti žvejybą ir kur ieškoti žuvies? Kokie pagrindiniai akcentai būtų? Pirmas darbas, manau, kad reikėtų visiems atlikti namų darbus arba išvažinėti, įsitikrinti upę. Čia nėra taip, kad pirmą dieną. O jeigu tingit, tai bent jau žemėlapį pasižiūrėti, kur yra rėvos, kur yra kažkokie susiaurėjimai. Nes dažnai šita žuvis stovi praėjus rėvą. Praeina rėvą, yra vadinami tie pūlai, taip ir jie vadinasi, už tai, kad yra viena rėva, pavyzdžiui, po to sekanti rėva, arba nėra rėvos, bet praėjus rėvą dažniausiai čia yra pagilėjimas ir žuvis toj vietoje stabteli. Nes ten yra mažesnė srovė. Ten yra mažesnė srovė, jie tenais patogiau pabūti, pailsėti kažkurį tai laiką. Yra tie tokie vadinami holding pūlai, kur praktiškai visą laiką rasi žuvies. Ir Lietuvoje yra čia tų tokių vietų, visi žinom, kad ten nuvažiavęs tu daugiau mažiau šansų turi visą laiką surasti žuvį. Po to vietos tokios akmeningos, kur yra kažkokių akmenų didelių, tam pačiam atpūlė, žiūrint į vandenį, yra kažkokie sūkuriai, ir matom, kad ten po apačia yra akmenys. Tai ta žuvis sustoja prie akmenų, jie ieško vietos, kur sumažėja srovė. Įsivaizduokit, ji būna 7-9 mėnesius upėje, nesimaitindama, tai jai negalima eikvoti energijos, turi susirasti tokias vietas, kur ta srovė sumažėja, kad ir mums atrodo, žiūrint į upę, jinai praktiškai vienoda. Bet jeigu ilgiau pastebėsit, pažiūrėsit, yra kažkokie tais ar perkritimai, ar sulėtėjimas srovės kažkurioje tai vietoje, kad per upės, pavyzdžiui, vidury dar kažkur, tais, kaip sakiau, akmenys, prieš akmenį, už akmens, šalia akmens, ten yra sulėtėję srovė ir jai užtenka ten to 1-2 metrų tarpo, kad jinai savo ramiai stovėtų, lauktų ten kažkokio tais oro pasikeitimo, pavyzdžiui, atvėsimo, lietaus, kada vanduo pakyla, tada jinai gali pradėti migruoti vėl toliau į sekančias vietas ir ruoštis nerštui. O mes realiai tokių vietų ieškom, bandom jai pravesti pro veidą, išerzinti. Taip. Ir kad jį pagriebtų. Taip. Tai čia mes labai iš tikrųjų geroj vietoj ir stovime, nes realiai ten yra rėva, ten yra rėva, o čia gaunasi toks kaip vienas ilgesnis pūlas irgi, kur su skirtingais pagilėjimais, su stipresnės srovės, su mažesnės srovė, tai manau. Šiaip labai faina vietelė ir sakau, nepatingėti, reikia paprasčiausiai pasiieškoti ant tokių pasiaurėjimų kažkokiu tais, nes niekada ta žuvis nestovės visiškai sėklių, kur yra smėlynai. Smėlynas ir ten, pavyzdžiui, 0,5 metro gylio. Net ten lašišai nėra ką veikti. Šlakis, tai dar gali tenais, bet lašiša greičiausiai tą vietą eis ir praeis, manau, kad nakties metu ir sustos kažkurioje vietoje, kur yra trupučiuką giliau, po kažkokios rėvelės. Ant pačių rėvų žuvis stovi tik tai vidury vasaros, kada yra labai karšta.
ir trūksta deguonies. Tada šaltesnis vanduo. Taip, ten yra šaltesnis. Vanduo gal nėra šaltesnis, bet esmė ten kunkuliuojant gaunasi daugiau deguonies trupučiuko jai. Tai jinai irgi ant tos rievos, bet irgi nestovi ant pačios ten srovės dažniausiai, kažkur tai šalia prisispaudžia prie kažkokio akmens, į turbo kišenę kažkokią, tai įlenda, bet ten yra jai daugiau deguonies, jai esmė reikia išgyventi. Tai va tokiose vietose ir ieškom, gaudom. Upelių intakai? Taip, faktas, upelių intakai, bet prie mums draudžiama gaudyti yra. Bet ta vieta yra tikrai įdomi žuvį už tai, kad jį jaučia, jog ten yra kitoks vanduo. Ne tos pačios jaučia, kad yra intakas ir tenais irgi stabtelės. Tai va. 100-metė patirtis, klausykitės ir mokykitės. 100 metų gal nėra, bet žuvies pagauta yra, nemažai. Tai gerai, šitą kaip ir savo vietelę apgaudėm, dar pasidėsim, pažiūrėsim, jeigu pamatysim kokį pasirodantį žuvelioką, dar jį pabandysim pagauti, o ne, keliausim į kitą vietą. Ja, manau, kad ta migracija irgi, nereikia labai daug užsibūti vienoje vietoje, už tai, kad jeigu žuvis yra ir jie yra aktyvi, tai greičiausiai labai greitai ir pagausit. Galima ten pastovėjai, apgaudė vietą, nuėjai toliau, sugrįžai, jeigu pasirodė perspektyvi arba žuvis dar kartą iš jo vėl užėjai, pagaudė, bet aš esu ir spiningų, kai gaudžiau, labai prieš buvau tą, kad vienoje vietoje atsistojus ilgai gaudyti. Ne ta žuvis, greičiausiai, jeigu ir pagaunu, bet sako, aš labai ilgai ten gaudžiau, pagavau. Taip, įmanoma, bet labai dažnai, aš manau, atsitinka taip, kad paprasčiausiai pataikė ant žuvies kitos atėjimą. Nes ta viena žuvis stovint dažnai būna nebėjama nuo to pliaukšėjimo, nuo tų daug pravedimų, jai taip atsistoja, viskas, nebeįdomu niekas. Niekas nebeįdomu. Ateina kita žuvis, įpūla ir tada netgi ta pati žuvis gali užkibti už tai, kad konkurencija tokia ateina, kažkaip tai išsijudina viskas, abi žuvys aktyvesnės pasidaro, dar ypač jeigu kokie 2 patinai sueina, tai ten tada... Vaizdų gražių esi matęs. Ten buvo, visko būna labai gražiai. Tai geriau yra praeiti, pragaudį, atsisėdai, palaukiai, vėl pamatai, pavyzdžiui, iš jo, pasikeitė masalą, padidinai, pamažinai, pravedimą patį pakaitalioji. Tai mobiliau geriau gaudyti. Tai mes taip ir darysim. Aš manau, kad reikia susirasti žuvį, nes norim pagauti žuvis, svarbiausia, kad jos ten būtų. Teisingai. O šiemet jos nedaug. Nieko, bet vis tiek. Viltis kaip yra mūsų motina. O motina savo vaikų nepalieka. Teisingai. Gerai, keliausim į kitą vietą tada. Manau, kad imam meškerės ir važiuojam kažkur. Toliau pasižiūrėsim kitą vietelę. Taigi, paklausėm Arūno paskaitos, kur surasti lašišą, keliavom į kitą vietą, kaip ir sakėm, šita žuklė yra labai mobili, o norint patogiai, greitai ir daug judėti, o daug reikia, tai reikia būti labai tvarkingai susigalvojus savo arsenalą, kur patalpinti. Ir nebereikalo braidymo striukėse yra padarytos tokios plačios didelės kišenės, į kurias puikiai telpa dėžutės su reikalingiausiais masalais. Aš nešioju vieną dėžutę voblerių, kitą metalinių masalų. Pas Gediminą berods 2 tokios pat dėžutės, tik tai voblerių. Ir žinoma, braidymo kelnės bei batai. Tikriausia, daugelis irgi pradėjo spiningavimo karjerą, kaip ir aš, nuo klubinių britkelnių, su kuriom pažvejojus pusę dienos pečiai skauda, kojų nepakeli, nes didžiulis svoris ir tau, kai reikia daug pavaiščioti, labai tas jaučiasi. O perėjus prie tikrai kokybiškų braidymo kelnių, batų ir aprangos, tu visiškai jautiesi kaip paprastais rūbais, kaip vadinamais sportinio kostiumu ir laisvai gali judėti. O judėti, kaip matot, reikia daug ir tikrai ne pačiom geriausiom sąlygom. Tai apranga ir protingai surikiuota jūsų visa įranga labai svarbus ir palengvinantis dalykas šioje žuklėje. Now from your head to your toes, yo.
Na ką, mes keičiam lokaciją, labai gaila, Laurynui atsirado reikalų, neištempė šios žvejybos. Baigėsi kantrybė pas mane. Pirmam kartui aš tik tiek te buvau atsivežęs. Yra tikrai kantrybės reikalaujanti žūklė lašišos. Bet tikiuosi patiko, įspūdžiai buvo geri ir atsineš iš jos gerų emocijų. Tai pirmiausia, vyručiai, ačiū už kvietimą. Tikrai buvo nuostabi kompanija, nuostabi diena. Daug išmokau labai. Visi matosi, kad tikrai ne pirmas sezonas su lašišom turit reikalų. Tai manau, kad dar į šitą jūsų universitetą sugrįšiu ir dar kartą labai ačiū už tikrai puikiai praleistą laiką. Ačiū tau ir lauksiu sugrįžtant. Gerai, dėkui. Kuo svarbiausia. Eikva. Iki. Nu ką, mes keičiam lokaciją ir toliau varstam prie upės. Kenčiantiem dangus. Darbas. Reikia ieškoti, čia ne tas visko. Na ką, ir vėl keičiam savo lokaciją. Paskutinis savaitgalis, kai galima gaudyti lašišas, nebuvo pasprutingiausias sprendimas priimtas, nes šiandien tikriausiai daugiau važinėjom, ieškom vietų, kurios netiek būtų apsėsto žvejų, negu kiek laiko praleidžiam žvejodami. Bet vis tiek, surandam vieną kitą vietelę, kur galima įkišti meškerę, bandom, metam ir stengiamės pagauti išsvajotąją lašišą. Galbūt šiek tiek pakalbėkime apie įrankius. Šiai žuviai įrankiai turi būti specifiniai. Visų pirmiausia, yra aktualiausias dalykas spiningo ilgis. Kadangi žvejoja neryje, kažkas taip bakstelio. Kadangi žvejoja neryje rudenio laikotarpiu, reikia atlikti tolimus metimus, tai ir pati meškerė turi būti ganėtinai didelio ilgio. Tai spiningai lašišai realiai prasideda nuo 2,80 iki 3,10, tai plius minus centimetrų ilgio, kadangi ilgas hotas tikrai palengvina atlikti tikslų ir tolimą metimą. Užmetimai spiningų priklauso, kokiais masalais gaudys. Tai jeigu žvejosite su wobleriais, siūlyčiau iki 21-24, maks iki 28 gramų rinktis, kurio spiningo yra testas, kadangi jaunesnis blankas geriau išsvedžia masalą į lengvesnį, jis pats apsikrauna nuo savęs ir išspjauna tą woblerį. Jeigu žvejosite, tarkim, su blizgėmis arba kitais metaliniais masalais, tai reikėtų šiek tiek kietesnį įrankį rinktis, kurio gramacija būtų, tarkim, iki 30, 35, 40 gramų. Tai manau, tokie pagrindiniai kriterijai, išsirinkti, kokį spiningą norėtumėt gaudyti, reikia nuspręsti, kokiais masalais planuojate žvejoti. Aš šiemet pasilikau Major Crafto Fintailą iki 21 gramo. Pasakiškas kotas, gaila, kol kas neišėjo su jo žuvies pagauti ir palaikyti, bet šiaip masalus meta super. Tikrai, kad ir lengvas masaliukas skrieja kuo puikiausia. Laurynui šiandien perleidau savo senąją meškerę, tai Major Craftas Crustage'as. Atitarnavo ne vieną sezoną. Truputėlį kietesnis, man berods iki 28 gramų užmetimo, bet puikiai tinka universaliai žvejybai, tiek pamėtyti vartyklės, tiek ir woblerius. Gediminas gaudo su St. Croixo avidu. Legendinis kotas, nėra net ką pridurti, o Arūnas patys matėt, ką su musės blankais išdirbinėja. Taip. Ritelės, ganėtinai paprasta, nieko daug neįsiplečiant, tai turi būti galinga ritė su galingu priekiniu stabdžiu. Nes jeigu pamatysit arba linkiu kiekvienam patirti, ką lašiša daro užkibusi ir suprasit, kam reikalingas tas stabdis. Ir dažniausiai būna 4000 ir retkarčiais 5000 dydžio. Valai irgi 1,2, 1,5 pagal japoną. Dažniausiai 8 gijų naudojami. Žinau tikrai žvejų, kas gaudo su 4 gijom. 4 gijų valas yra truputėlį atsparesnis trinčiai, ne taip greit vadinama susidrožia žvejojant upėj, kadangi čia yra daug akmenų, daug įvairių kliuvinių. Bet 8 gijus man labiau patinka, yra švelnesnis, tylesnis, slidesnis ir geriau šiek tiek skrenda. Valo talpa dažniausiai pažvėjus rytėse būna 300 metrų, bet žinau tikrai ne vieną, kas gaudo ir su 150, o jeigu užkibusi žuvis išvynioja 150 metrų, tai realu, kad ir 300 būtų neužtekę. Tai va, tiek labai trumpai apie įrankius. Pradžiai, kad susidaryti įspūdį, o mes mėtom ir bandom gaudyti toliau.
turiu kažką. Va, tik pakalbėjom, kad neapžuvinau koto ir kažką pasigavau. Tai tikrai ne ta žuvis, kurią norėčiau būti pagavęs, bet kažkas ėjo į žolės dabar. Pažiūrėsim, ar dar pasiliko, nes iššovė į krantą. Kas čia. Tam krante. Nijolė. Taip, tokiose vietose nijolės dažnas svečias. Tai dėl to, kaip ir minėjau, atlikus pravedimą, per tokias seklumas reikėtų labai greit susirinktinėti valą. Bet kadangi šiandien be kibimo ir pirma žuvis, vis tiek jis teikia gražių emocijų. Good, atkabinsim ir paleisim. Dėl tavęs labai gražiai nebrisiu paleisti, bet žinau, kad gal laisvė. Labai visai smagu ir pasėdėti po visos dienos. Labai smagu prisėsti. Taigi visą laiką atvažiavus į naują vietą, tai Arūnas mėgsta atsisėsti ant kranto, ramiai stebėti upę. Jau kadangi vakarėja po truputėlį, mūsų akis dabar irgi laksto, ieškome to žuvies išėjimų, kad pamatytume potencialų taikinį. Gaila šiandien nesimato, bet dar vilties neprarandam, kaip sakome. Ir manau, visai būtų naudinga papasakoti šiek tiek apie masalus, bet tu šiandien gaudai su musė. Taip, bet tikrai patirties turi ir su spinningu, ir su wobleriais, ir su kitais masalais. Ir esi atgaudęs. Tai tikriausia daugeliu, nuo ko pradėti, kokį masalą pasirinkti ir ką turėti savo dėžėje būtina. Manau, kad taip pat kaip ir tu turi, tai reikia turėti ne vieną tą dėžę, nes ir situacijos yra skirtingos. Pavyzdžiui, kaip čia yra lėtesnė tokia tėkmė, tai greičiausiai pasinaudoju flautus, ne? Plaukiant jį, nes jį lengviau įdarbinti ant tos lengvos srovės, ant to prilaikymas geriau dirba. Skęstančių reikia srovės didesnės, kad jisai dirbtų, arba traukti tada jau reikia, kad jisai užsikurtų. Jo, tai realiai pagrindiniai skirtumai irgi daugelis klausia, flautas ar skęstantis, tai flautas yra šiek tiek lengvesnis masalas, jis lengviau dirba. Jo, lėtesnės srovė. Jį pravartu naudoti, kai žemas vanduo, kad nesidaužytų į patį dugną, kad geresnį pravedimą išeitų padaryti, o sinkingas yra sunkesnis, geriau metasi, greičiau skęsta ir dažniausiai naudojamas tose vietose, kur gilesnis truputėlį vanduo būna. Nu taip, flautas, sakyčiau, gal daugiau toksai universalesnis gaunasi, o skęstantis jis daugiau tokios greitesnės, manau, o srovės čia, aišku, vėl kaip kas mėgsta gal gaudinti. Bet... Čia tikrai nuo žvejo irgi priklauso. Tai čia faktas. Žinau, kad yra vieni gaudo su visa dėžutė, tik tai sinkingų, nes jie metasi geriau, kiti nepripažįsta. Kaip kas nori, taip tas gauda čia. Būtent. Spalvos. Turėdavai, ar turi kokių mylimiausių ir kokias rudenį, kokias žiemą, žiūrėk ten, man atrodo, nes? Ten greičiausiai bus šapalas arba kažkas iš jo giminė. Iš tos pusės. Va, nes kalbam, bet akis ant upės būtina. Taip. Ir lygiai taip pat ir žvejojant. Tu darai metimą, darai pravedimą, bet turi stebėti upę būtinai. Apie spalvas. Spalvos įvairios. Noriu pas patį. Ir natūralių, ir blizgių, ir matinių, ir tamsių, visiškai tik su akcentuku. Jeigu vanduo skaidresnis, galim tokia blankesnė, natūralesnė, trupučiuką, kada yra jisai tamsesnis, tada ryškesnė tą galima dėtis. Arba jeigu, pavyzdžiui, žuvis labai aktyvi tokia, ne, malasi papūla, tai tikrai galima dėti, manau, tą ryškų ir bandyti, jeigu tu neturi daug konkurencijos, ne, bandyti greitai su tuo ryškiu masalu, imituojant ten kažkokį tais žuvelioką, kuris vėliau ten planuos ėsti jo tuos ikrus, sužaistant to instinkto, kad reikia jam nuvyti tenais tą savo būsimą vaikų priešą. Kad saugumas įsijungtų. Taip, manau. O jeigu žuvis neaktyvi, kartais padeda ir tos natūralios spalvos. Tai dažnai tai neaktyvi.
eini per tą dėžutę, manau, ir bandai, nors kiekvieni turi savo kažkokią tai spalvą, tikrai Lietuvoje, žinau, ir man anksčiau dirbdavo tas auksas, ne, jis visą laiką yra gerai, auksas ten su kažkokiu akcentėliu, ten ar oranžiniu, ar salotos, nes pas mus ta spalva tokio vandens iš viso tokio trupučiuką turi kažkiek nedaug rudumo, mūsų vos tai visos upės šiaip, kas turi rudumo, dirba auksas, lygiai tas pats muselinėje, auksas, ruda, vat, visi šitie lariskas, tai ne. Visi pinkai, oranžiniai, salotiniai, irgi ryškalai. Taip, nu čia vėl, taip, būtinai, tas pinkas, raudona, ta tokia spalva visa oranžinė, irgi tikrai yra ryški, provokuojanti, irgi gerai. Gal žiemą tai pagrindinis, manau, kad masalas yra. Ryškas. Tikrai, nes žiemą tai iš viso, mūtnas tas vanduo, sakykime, taip, kaip yra, kakavo jis eina dažnai labai, tai reikia, kad išskirti, tai labai dažnai būna žiemą gerai salotinis su oranžinė uodegėlė arba visas oranžinis būna labai gerai, tai vėlgi nuo vandens reikia žiūrėti, kuo skaidresnis vanduo, tuo ta spalva tokia gali būti ir tamsesnė ir natūralesnė. Na, o metaliniai masalai, vartiklių būtina turėti savo arsenale. Šiaip daug kas turi, mano tai visą gyvenimą nebuvo mėgstamiausias masalas, tai ne mano arkliukas, bet daug kas gaudo jo su vartiklėm. Vartiklė, manau, yra gerai, kada reikia toliau, pavyzdžiui, trupučiuką užmesti, ne, trūksta tam pravedimui teisingam, ten, kur reikia teisingam klampu pravesti, ten dar ekstra 10-15 metrų, tai nes vartiklė geriau. Ir kada reikia giliau žuvį pasiekti, pavyzdžiui, žuvis prie dugno visiškai būna, ten gal pasispaudus, ne, to paridenimo, ypač šlakių labai gerai vartiklės. Tie padugnės. Padugnės, kaip vadinai, yra žuvis, kuri mėgsta būti prie dugno prisispaudus, tai tikrai gerai tinka vartiklė. Tai irgi reikalingas daiktas. Manau, kad, nežinau, man asmeniškai nereikalingas. Pusės neužsidės. Bet tikrai, kas... Pravartus. Na jo, kas gaudo daug spinningų, tai pas visus praktiškai. Tai jo, manau, pas tai irgi yra. Pas mane dėžiai tikrai wobleriai dominuoja, bet turiu ne vieną ir ne dvi tikrai vartiklės. Spalvas, manau, lygiai taip pat reikėtų rinktis, kaip ir prieš tai kalbėjome. Greičiausiai. Kaip wobleriai žiūrėti. O kai pamatai žuvies išėjimą kitam krante arba, kaip sakai, trūksta 10 ekstra metrų, tikrai dėdies vartiklę ir bandai pradaryti tinkamą pravedimą, kur pamatėjai žuvį. Jo, nes kartais, trūksta, tu matai, yra 100 kartų geriau užsidėti tau sunkesnį masalą arba, pavyzdžiui, pasibristi, jeigu įmanoma, bet jeigu neįmanoma, tai neįmanoma nemesti žuvį tiesiai ant galvos, o ją reikia tau vis tiek iš toliau ateiti ir trupučiuką... Kad ant jos būdamas jau masalas turėtų dirbti. Jau dirbti, taip, jau turi dirbti, o čia yra pats blogiausias scenarius, kada tu tiesiai žuvį ant galvos mesi ir daužysi masalą savo, tai nieko negali būti blogiau. Nieko, mano akim, tai tikrai pats blogiausias variantas. Na ką, jau visai tamsu, atidrožėm šiandien iš širdies, pakeitėm N vietų. Buvo begalė žmonių, tikrai nelipom ant galvų, keitėm ten, kur truputėlį laisviau būtume galėję pažvejoti. Jeigu paskutinis savaitgalis duoda savo. Taip, tikrai jaučiasi. Ne pačią geriausią dieną pasirinkom filmavimą, bet ką padarysi, toks sezonas. Daug tikrai nieko nesitikėjau šiandienos, į galą žvybos pamatėm kelias žuvis, jos nenorėjo kibti, bet geras laikas su gera kompanija praleistas gamtoje, kitin gyvenimo trukmė neįskaičiuojamas. Tai manau, mes nenuleidžiam rankų, dar kelios dienos liko ir susitiksime prie upės. Ačiū tau labai, Gediminai, už kompaniją, palaikymą. Dėkui tau. O mes dar susisveikinsim. Kitą rytą. Dar pasimatysim. Manau, pasimatysim. Rankos niežti palaikyti tą lašeką vadinamą. Iki, mano. Iki. Mes vėl prie upės, antra diena filmavimo. Taip ir galvojom, kad per vieną žvejybos sesiją laidos filmuoti tikrai nepavyks. Tiek nespėjom pateikti visos teorinės medžiagos, tiek dar daug parodyti ir tikėkime pagauti žuvį. Buvom padarę vienos dienos pertrauką, kai operatorius nebuvo prie upės. Ir spėkit, kaip elgėsi žuvis. Jos kibo ir kibo ganėtinai neblogai. Mūsų kolega
Gediminas sugebėjo net 2 žuvis pagauti vakar, o Arūnas taip pat ant musės vieną šlakį išsitraukė. Tai su Gediminu sakėm, susitiksim kitam spote, tai truputėlį jį pakalbėsim, kaip jiems sekėsi ir kokią žuvis jis pagavo. Na, šiandieną rytas truputėlį pozityvesnis, atvarėm į pirmą vietą. Aš mačiau 3 žuvies išėjimus, vieną tokią kaip ir gaudoma, kitos toliau sunkiai pasiekiamos. Arūnas žvejojo šiek tiek žemiau, irgi sakė, porą žuvų matė. Na, tikėkime, Neptūnas šiandieną bus dosnus ir leis pasidžiaugti mums laimikiais. Jau norėjom su operatoriumi keisti vietą ir staiga tik tai pasisukau link upės. Nugarytė. Tikriausiai šlakys, nedidelis, bet kai pamatai išėjimą, tai širdelė daug greičiau pradeda plakti, adrenalinas užvaldo ir bandai tą žuvį pagauti. Padarysim kelis metimus, šiek tiek aukščiau išėjimo, šiek tiek žemiau išėjimo, tada pakeisim masalą, jeigu žuvis neims, reiškia nenori. Nes taškai išėjo tikrai neblogam, gaudomam, užmest nesudėtinga ir pravedimą taip pat padaryti nėra sunku. Laikau čiūrus. Da. Susiradus norimą užmetimo vietą, jai reikėtų vadinamų būdų prašukuoti. Masalas yra metamas palei srovę ir traukiamas prieš srovę. Jo pravedimas vyksta kaip valytuvo principu. Užmetus masalą, įtempėt valą, šiek tiek priskandinate jį iki jūsų norimo gylio ir leidžiate srovėje atlikti visą darbą. Matote per meškerės galūnę, kai masalas dirba, jeigu dirba, reiškia viskas valio, tikrai galite pagauti žuvį. Ir po truputėlį su meškerė sekate masalo kryptį. Kai pamačiau išėjimą, tai stovėjau vos nelygiai grečiai su juo. Tai pakilau truputėlį viršų, kad masalą pravesti taip, jog jis maždaug išėjimo teritorijų jau būtų pilnai dirbantis. Jeigu jūs atsistosit, matysit tiesiai išėjimą, mesit tiesiai žuvį ant galvos, jūsų masalas pradės dirbti kažkur tik ženkliai toliau negu žuvis pasirodė. Tai visai reikėtų pasirinkti teisingai vietą ir kaip pravesti masalą. Padariau kelis metimus su vartiklė. Vartiklė tokia varinė su raudonu. Pasikeisim masalą į woblerį ir visiškai kitą spalvą. Pupupum ryškalą ar blankų. Gal kažkaip tai apsiniaukia, nežinau, noriu pabandyti tokį šviesesnį, blankesnį masaliuką. Masalo dydis, forma ir spalva lygiai taip pat gali turėti įtakos žuvies išerzinimui ir jis provokuoti jos kibimą. Tai tikrai patartina pamačius išėjimą, jeigu žuvis gerai pasiekiama, tai pagaudyti ją su keliais skirtingais masalais. Skirsis tiek jų darbas, tiek forma, tiek spalva, kas gali turėti įtakos, kaip ir sakiau. Žuvis matyt po truputėlį kyla, nes nežinau, ar ta pati žuvis ar ne. Štai čia truputėlį arčiau mūsų kranto irgi padarė labai neblogus ratilus. Nu, manau, mes čia dar užtruksim. Kadangi vėl išėjimas buvo beveik lygiai grečiai su manim, tai aš truputėlį pakilsiu aukščiau ir iš tos pusės bandysiu apgaudyti jį. Ši spalva nesuveikia. Keičiam masalą, bandom dabar užsidėti ryškalą. Tikėkimės, pasiteisins mūsų sprendimas. Šį kartą įsidėjau float tipo wobblerį, prieš tai gaudžiau su sinkingu, kadangi ten, kur užmetam, pradžioj pravedimo nėra stiprios srovės ir sinkingas jaučiasi, kad nedirba, tai jį truputėlį visada reikėdavo pavynioti, o metus flautą, tik įtempus valą, matos per meškerės galūnę jis iš karto dirba ir
pravedimas gaunasi, manau, geresnis šiek tiek, taip pažiūrėsim. Taigi mes vėl prie eilinės vietos, ieškome žuvies, ieškome tų vadinamų išėjimų. O kas yra tas išėjimas? Tai lašišos pakilimas į viršų. Labai dažnai būna lašiša tik trupučiuką iškiša nugarą, pavyzdžiui, arba tik galva vos matas. Būna, kad visai išlenda, arba iššoka, arba tik ratilą padaro. Kas žvejojama, kas nežvejojama. Mano pastebėjimai yra tokie, jeigu lašiša iššoko, sakykime, srovė į tą, žuvis plaukia į tą pusę, srovė eina čia, ir jeigu jinai su tokiu pasibėgėjimu į priekį šoka, tai dažniausiai yra kylanti žuvis ir net neverta tenais vargti, gaišti laiko. Greičiausiai, jeigu nori tą žuvį gaudyti, tai kažkur tais važiuokit, kilkit į viršų, nes ta žuvis tikrai numigruos aukštyn upe. O stovinti žuvis dažniausiai labai lėtai, ten be jokių pliauškėjimų, vos tik pakyla, išneria, nuneria atgal, arba net nepasimato žuvies, pasimato tik tai didelis ratilas susisuka. Dažniausiai tokia žuvis būna stovinti ir tokią žuvį galime bandyti gaudyti. Tai va, tai atkreipkite dėmesį į šitą, jeigu sakau, šoka į priekį tokia arba iššoka visą, ten dažniausiai kaip delfinas plojasi, tai labai dažnu atveju tai būna kylanti žuvis. O kylančio žuvies, kad jinai plaukia, tai mes tikrai nepagausim niekada. Mes turim sulaukti, kol jinai sustoja. Sustojo žuvis, pailsėti, atsistoja į savo vietą, tada mes ją galime išprovokuoti, paimti mūsų masliui. Tai va, tokie mano patarimai ir įžvalgos apie vadinamas išėjimas. Mes su Arūnu pasiskirstam truputėlį šį plotą apgaudyti skirtingose vietose, žvejojo šiek tiek žemiau, aš aukščiau. Kaip Arūnai rezultatai, kaip žuvis, ar teko pamatyti? Mačiau, bet visas mačiau negaudamas. Negaudamas, per tolimų atstumų. Jo, visas kitam krante realiai ir net ir tau su spiningu, to prasme, tai nepaduodama yra, žinai, ten. Gal jeigu išeitų labai pasisektų, gal ir užmestum, bet tiesiai ant galvos. Tai nereikia padaryti. Visiškai. Dar sugadintum žuvį, kaip sakai. Visiškai. Girdėjau vakar, pavyko? Nu, tai operatorius nebuvo, tai ir pavyko, tai kaip kitaip. Ir tokia įdomesnė istorija liktais. Tokia kaip įdomi, iš tikrųjų, labai taip fainai. Atėjo žuvis, pradėjo rodytis. Užėjau aš ant to žuvies, gaudau, jau lygti kaip ir jau praėjau gal kokiu metru, užlydinėjau, bam, kibimas. Galvoju, gal čia ta pati. Prisitraukiu prie kranto, pasirodo ten šlakio patelė, irgi toks. O matei lašišos išėjimą. O ten buvo patelė išeidinė, tai va, tai. Bet vis tiek kažkas. Vis tiek malonu. Ja. Tai va. Mes bandom dar čia, ar apvažiuojam gal iš kito kranto, ar kaip? Ar pasėdim, pažiūrim dar? Gal pamedituojam dar trupučiuką, pasėdim, pasižiūrim, nes kažkaip tai atrodo, kad šitam ruože, kad yra to žuvies, tai reikia manau, kad lukteltų trupučiuką. Tai pastebim. Nes dar ir žuvis, jinai kyla, tai kada yra dar senos to žuvies, yra labai nemažas šansas, kad kita žuvis kylanti susto šalia. O kada sustos kita žuvis šalia, tada mes turim šansą didesnį pagauti, nes ten konkurencija tokia atsiranda. Tada atsiranda, kaip ir sakėjai. Jeigu ne vienas, tai kitas. Kažkuriam gali nervų neišlaikyti. Visai naudingas patarimas irgi. Tai manau, kad visai dar neblogai ir žmonių čia labai daug nėra, tai gan gerą vietelę čia nurodėm. Pastebim upę žodį. Pabūnam trupučiuką. Labai gerai, kaip yra kolegų šalia, kas gali padėti paimti, nes vienam tokioj vietoj, aišku, galima, bet laiko trupučiuką daugiau užtrunka ir žuvį daugiau
nusikankini. O geras. 1,10 m plius, tai kaip prisiūta. O, labai ten gerai nuėjo. Duok man valą. Ne, valą nebiau. Duok, sakau, valą tik tai. Turim? Ne. Laikyti visą laiką stenkitės šitą grožį vandenylą, kad yra išsigenėjęs. Rankom nėra šilta, bet jau taip. Laikai? Laikau. Gerai, laikai. Duok man taip minutę. Užtaginsim. Taip rytkernis paukšt. Jo, laiky geriau tu ją prieš srovę, netgi matai čia šito dumbliuko trupučiuką. Aš tuoj, tu tik tais, vat, tu su jie tvarkykis. Taip, ištiesiam. Nu? Sakiau, kad 1,10 m kaip prisiūta. Kiek? Daugiau. Nu, kas, kokius statymus? 1,15 m. 1,18 m berniukai. 1,20 m. Turim, kaip? 1,20 m. Žiūrėk, dar kartą. Tikiu. Sveikinu. Lemba mamukas tai geras, 1,20 m čia yra. Jūs suprantate, kad čia bėlė ką yra? Čia mamukas 1,20 m tai čia yra. Sakau, atjoje. Sveikinimai. Suprantate, kad čia įvyko dabar? Dabar. Rimta. Aš žinok, iš uodegos taip žiūri į uodegą. Nu, blemba didelė, žinai, kaip didelė žuvies. Pakelia galvą, matau, nėra kablio. O, vyre galvoju. Viskas neblogai. Jo. Nebuvo. Va. Jis tai gerai. Nu, ne man buvo skirta, va, irgi tampė. Jokingiausia, kad tu toje vietoje turėjai kibti. Jo, aš tenais pat, lygiai ten pat, va, kur ir užkibo, aš turėjau kibimą, jinai ėmė. O aš šalia buvau ir mačiau, kaip subulka, visai šalia kranto 4-5 metrai. Bet va, man buvo keista, kaip pagalvojau, kad, nu, patinas, nes iš kibimo, tai grinai, žinok, toks vaizdas, sakyčiau, kad kaip patelė, žinai, tokie tim patampimai, tokie, žinai, labai atsargiai, nes patinas dažniausiai kaip Čiumpa ir vis. sėda, tai jau sėda, antrą kartą kartojasi ten po to, o va, patelė, jinai tokia moteriška. Nu, taip. Svei. Taigi Arūnas labai gerai parodė, kaip taisyklingai elgtis su žuvim, kad nereikia jos tempti į krantą, iš vandens stengtis, net nekelti. Jo, geriausiai nekelti iš vandens, nu, dabar kaip yra vanduo šaltas, oras vėsus, tai čia tas pakėlimas į orą, pavyzdžiui, darytis nuotrauką, dar kažką, tai čia nėra bėda, arba vienas, jeigu gaudot, pasidėti žuvies, sakykime, galvą tenais ant žolių, nes kitaip neįsikabinsi, tai čia viskas tvarkoj, bet nesineškit labai ten į tą krantą, visų pirma, žuvis didelė iš rankų gali iškristi ir susižalot. Antras dalykas, čia yra tokia žuvis, čia ne karšis, ne karpis, ne šerys koksai, kad tu ore gali ją daug laikyti, ypač kada šiltai yra. Tai šiltuoju metų laiku tai labai reikia į tai atkreipti dėmesį. Dar sakau, rudenį dar kaip rudenį, bet ir tai negerai realiai. O matėt, buvo visą laiką vandenyje, žuvis nuplaukė, visiškai negaivinti nereikėjo nieko.
o kai ant kranto palaiko, jinai oro prisigaudo, reikia po to ten ją pumpuoti. Apie gaivinimą, nes matėm daug žvejų tikrai netaisyklingai gaivina ir paleidžia, kaip reikėtų. Jo, negalima iš tikrųjų įmesti žuvies iš karto, jeigu į krantą jau įsinešėt, pabuvo ant kranto žuvis, negalima ją tik tai įsimesti, kad jinai atrodo nuplaukė. Jinai nuplaukė, bet dažnu atveju iš tikrųjų yra ir tyrimai rodo, kad po tokių nuplaukimų dažnai žuvis randama pasroviui kažkur tais nugaišus, nes net tau iš rankų praeitų metų, man atrodo, video gal norėsime atidėti, kiek laiko ir kaip tenais tą žuvį gaivinau, laikiau. Ilgai jinai stovi, atrodo, jau ten biškį paplaukė, bet tu ją laikai, kad neišsprūstų labai iš rankų. Ir jinai po to, matai, jau virsta ant šono, netgi pati verčiasi pilvu, tai nėra čia gyvybinga žuvis. Geriau trupučiuką pašalkit, pavarkit, bet atgaivinkit normaliai tą žuvį, laikykit prieš srovę ir jokių būdų, jeigu draugas ten filmuoja, fotografuoja dar kažką, neleiskit draugo prieš srovę už tai, kad tą visą dumblą kelia, ypač Neries priekrantės jos dumblingos, tai tą visą dumbliuką, tai stengtis kuo mažiau, kad dumblo patektų į žiaunas ir kuo mažiau bus žiaunasi dumblo, jeigu negavus oro daug ant kranto bus, tai greičiausiai ilgai net nereikės ir gaivinti. Kaip ir šitą greitai, power, net norėjau žmogus ilgiau palaikyti, bet pats išplaukė. Taip, turi pilną jėgų. Ja. Nu ką, puikiai dienos pradžia, gaila ne mum, bet sveikinimai kolegom. Vis tiek smagu, lašišų žvybai smagu, kad kažkas tai pagauna. Taip. Čia yra smagu. Čia visada yra fainai, nors ir kitas už kitą laimę pasižiūrė. Visas gleivėtas. Ja, papaliesiu, aš irgi. Prašau, va, gleivių gali paliesti. Ką, dar nepabaigta. Dar ne. Bet pozityviai nuteikėme. Liuks. Va, pagaliau susitikom su Gediminu, šiandien visą dieną mes ant ryšio. Labai smagu, ta lašišų žvyba truputėlį suartina tuos žvijus. Tik pabaigai savo spotę žvybą, iš karto skambutis vienam, kur žuvis, kur kas, yra grupės, žmonės dalinasi informaciją. O mačiau žuvį ten tavo krante, va, Gediminas iš kito kranto gaudė. Baig ten 100 metrų atgal mačiau išėjimą, visi dalinasi, visi džiaugiasi pirmais laimikiais, pagautais, va, ta žiauriai smagu. O Gediminai vakar girdėjau, turėjai gan neblogą dieną, kai operatoriaus nebuvo. Nu jo, vakar kažkaip pasisekė. Turėjau 2 kibimus, vieną mamytę pagavau ryte. Ant ko užkibo? Ant blizgutės užkibo. Nes buvo tolimas išėjimas, su wobleriais neįmanoma buvo paduoti. Buvo dar žmogus apačioj. 1, 2, 3, 4. Pasirašė. Pasirašė, jo. Smagi kova buvo, mamytė. Kiek metriukas, nesakė? Jo, lygiai metriukas. Ir dar vieną įspūdingesnį šiek tiek, ne dydžių, bet... Jo, vakar buvo dar viskas to ir nesibaigė, nes vakare dar nenuleidau rankų, dar kažkaip tikėjausi, galvojau ir pasitvirtino, pagavau šlakį 87 cm. Nu, čia įspūdingas. Jo, rekordinis šlakis. Labas. Išimsi? Išimsiu. Biškį ant ten paeik, gal ten cikliau, man atrodo, truputėlį. Pažiūrėt, kur telefonas. Mamytė! Prašalė. Irgi iš pat pradžių
net nesupratau, kad šlakis, galvojau, kad lašiša, nes Kiek, sakai, smūgis didelis. smūgis stiprus buvo. didelis, kova, netgi stipresnis buvo negu tai metro mamytė, tas šlakis buvo daug stipresnis, nu, bet Iš kurios vietos pagavai? irgi pagavau, pamačiau upėje akmenį ir šalia buvo žmogus, sakau, nu čia gavosi taip kaip filme, žinokit, sakau, žiūrėkit, reikia pravest va taip masalą, jis prie mane stovi, už to akmens užleis, nes žuvis prieš akmenį stoja palisėti, nu, ta prasme šlakis, tai 100% jeigu akmuo, tai jeigu nenuimtas, tai gali būti. Ir pirmų metimų, bam, 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 blizgia ir užsėda. Iškart žvakė, tai prasidėjo. Smagi kava. Nu, fainai, tikrai įspūdingai. 9 tuščios, 10 žvejybos su Nu, kaupu. Vilniui prabuvau tiek laiko, kažkaip žuvies matėm, bet sena žuvis, stengiamės, drožiam, bet va, susiskaminom, kur kažkas pastebėjo Taip. žuvį, grįžom ir kažkaip 10 žvejyba davė savo. Nu, Neptūnas dosnus buvo. Na, gražios žuvis, dar gražesnės kovos, o mums liko dar kokios 2-3 geros valandos žvejybos, bandom ir mes. Taigi, Neries dievai pasisavino dar vieną masalą, gavo auką, nutrūko kartu su pavadėliu. Tai manau labai gera proga parodyti ir paaiškinti, nes tikrai daug iš klientų sulaukiam klausimų ir žmonėm, manau, aktualu, kokiu mazgu ir kaip pririšti pintavalą su fluorokarbonu. Tai Arūnas parodys, kaip greitai ir taisyklingai tai padaryti. Drąsiai, duokite, ponas. Wow. Nu, turime pintavalą. Fluorokarbonas. Taip, tai turiu fluorokarboną vienoje rankoje, kitoje vat pintavalą. Ir viskas ganėtinai paprasta. Sulenkiu fluorokarboną per pusę. Kai jisai būna storas, dar aš šį trupučiuką taip pasispaudžiu. Tada imu pintavalą. Kišu jį per tą kilputę, kuri gavosi. Ir šitą galą vynioju aplinkui sulenktą fluorokarboną. Ir apvynioju kokius 10 kartų. Į priekį. Taip stengiuosi, kad gyja daugiau prie gijos dėt, labai dėlių tarpų nepalikti. Ir sugrįžtu kokiais 3-4 kartais atgal. Ir šitą pintavalo atkarpėlę, tą galiuką, kišu vėl pro fluorokarbono tą kilputę. Viskas labai paprasta, čia aišku būtinai reikia padrėkinti. Ir po truputį lengvai gražiai užsitempinėjam. Šitą galą irgi iš tikrųjų reikia patempti, tai išsitrauksiu žirklutes. Tai paimu su žirklutėm aplinkies. Ir taip pat patraukiu trupučiuką. Dar kartą. Viskas. Mazgas užrištas. Palieku kelis milimetrus. O taip. Čia galima, aišku, paimti su žiebtuvėliu, uždeginti, padaryti tą vadinamą kepurėlę. Ir tikrai niekur niekas neišslysta. Svarbiausia gerai užtempti. Taip, tai atsiviniojam kokio norim ilgio fluorokarboną. Užteks tiek? Drąsiai. Taip, tai kadangi sakė užteks, viskas tarpu. Ir čia tvirtinam karabiną ir dedam savo masalą. Viskas paprasta. O fluorokarboną kiekvienas žvejys renkasi pagal save, kaip sakei. Taip, kas kokį nori, kas kam patinka, tas tai ir deda. Labai ploną nenaudoja. Dažniausiai ploniausia, manau, spiningė žmonės naudoja kokį 0,35, 3,8, gal kažkas į tą pusę, tenais 4, 4,5. Girdėjęs, kad ir dar storesnis būna, kas dedasi. Ir tampumą irgi.
Kas kaip mėgsta. Kas mėgsta minkštesnį, kas mėgsta kietesnį. Žodžiu, taisyklių čia nėra. Tikrai nėra. Tvarkoj. Ačiū Arūnai už instruktažą. Prašau jūsų fluorkarboną. Dėkui. Sekančiam vobleriui. O jų bus tikrai dar paspendinta. Gerai. Kitų žuklė. Žiūrim upę, stebim. Praeitą dieną pakalbėjom apie masalus, masalų spalvas, bet pamiršom vieną dalyką paminėti, kad masalus reikia tinkamai pasiruošti, kadangi mūsų upėse įplaukia didžiausios lašišos Europoje, o gamykliškai dedami kabliai ir žiedeliai ant masalų dažnu atveju neatlaiko mūsų stiprių žuvų. Tad, kad nepabėgtų jūsų svajonių žuvis, tikrai rekomenduojam daugeliu masalų pasikeisti bent jau trišakius. Aš asmeniškai žiedelio, kol dar pačiam neišlankstė žuvis, tol nekeičiu, bet tikrai ateina klientai pas mus į parduotuvę su nuotraukom ištiesintais žiedeliais ir juos perka. Tai tikrai patartinas toks dalykas pasidaryti, nes buvo atveju irgi praeitą žiemą draugų siunčiau į Vilnių 8 voblerius, sakau, dėt kabliukų. Ne, nereikia, po savaitgalio skambina, atsiųsiu ir kabliukų, kas buvo, neklaus. Nu tai kad jums nereiktų taip nieko nepasakot, patariam šitą dalykėlį pasidaryti ir parodysiu, kaip greitai ir patogiai pasikeisti trišakius kablius. Masalų pakeisti žiedelius labai pravartus daiktas yra tokios replės su smailiu galu, kurios praskečia žiedelį, kad nereiktų nagų laužyti, nes kai prieš kokias varžybas ar žvejybą reikia pasikeisti nemažai masalų žiedelius, tai tikrai paskui nagai jaučiasi, kad skauda. Praskečiam žiedelį, jį įkabinam va taip seną trišakį kablį ir pro tą pačią pusę įveriam naują kablį. Ir kartu juos sukame. Sukam ir gaunas taip. Senas nukrenta, naujas kablys ant žiedelio. Labai greita ir paprasta. O jeigu kas planuojate keistis žiedelius, lygiai tuo pačiu principu reikėtų jos nuimti nuo masalo kilpelės ir praplėtus uždėti naują. Žiedelius reikėtų rinktis nuo 15 lbs tvirtumo, nes jie pakankamai stiprus mūsų žuvims. Na, Arūnai, girdėjau, šiandien dirbi žuvų išėmėjų. Profesionaliu. Profesionaliu. Už didelį atlygį. Taip, didelį. Pirmą kartą vieną ranką susišlapinau, antrą kartą antrą ranką. Tai va toks yra atlygis. Ką ten girdėjau, patelę pagavo, nelik? Jo, patelė ten tokie 99 cm. Ant spiningo? Nu, prašau, yra žuvies. Yra paskutinės dienas, tai va sujudėjo. Taip. Šiandien, manau, apkalbėjom apie žuvies laikymo visus principus, kaip kas elgtis, apie kultūrą, bet kas retai kalbam, manau, žvejo su žveju pati kultūra. Tai irgi ganėtinai svarbus dalykas ant kranto. Šitoj žvejybai tikrai svarbu, nes žuvies nėra daug, visi žinom, kur dažniausiai jinai stovi, ypač kas daugiau gaudo, ne? Arba yra tam tikros populiarios vietos, kur aišku, kur žuvis yra. Tai jo, žvejam reikėtų trupučiuką daugiau vienas kitą gerbti, nors iš tikrųjų nėra ta bloga situacija, tik tai tiek, kad tie pradedantieji dažniausiai, paprasčiausiai iš neišmanimo padaro ten tokių klaidų, o esmė yra tokia, kad visi, kai gaudomgi žuvį pradėję nuo aukščiau, pavyzdžiui, pamatai, kad, arba žinai, kad kaip ir čia, tai išraiškinga vieta yra, neaišku, kad kažkur tai ten prieš akmenukus stovės ant to pagilėjimo, tai pats principas yra toksai, kad užeinam iš aukščiau ir po trupučiuką leidžiamės link to žuvies, kad vadinamas prisišaudymas vyksta, kad tu pataikytum, kad suprastum, kaip pravedinėti reikia, ar su spiningu, ar su muselė, ten jokio skirtumo. Visa esmė yra tokia pati. Ir
Daug kas klaidą padaro, ateina žvejai, tik tai žmogus pradėjęs eiti ir atsistoja jam priešais ir per valus ten pradeda per valą jam. Užlenda, Jo, realiai. ta prasme, ir pradeda mėtyti ir valą, kabina viską, tai nereikia daryti šito, nes Jo, ir kaip būna ir Nėra- su nėra išėjimais, smagu. visi alkani po visos dienos pamato išėjimą, nesvarbu, kad žmogui tas išėjimas patogus. jo, pagal nerašytą jau taisyklę. jisai realiai eina ant žuvies, jau, jam pasisekė, jisai prie žuvies jau žuvį gaudo. O čia pamato žmonės, aišku, nori visi ten tą žuvį pagauti, bet pamato net nesvarbu prieš srovę, ten tai visi masalai į vieną tašką taip skrenda. Tai realiai ir žuvį. taip, tai realiai greičiausiai niekam jinai bus, Taip, taip, nes ten tiek pradėjus plytgalių kristi į vieną vietą, tai ta žuvis ten turėtų į link Kuršių marių pasiduoti. Realiai man labai iš tikrųjų patiko, kai buvai pasiėmęs su muselinė, pagaudyti jūsų kompanijoje, pasiskirsto žmonės. Yra, tarkim, spotas, kur yra žuvis arba potencialus, vienas padaro praėjimą, iš eilės laukia kitas padaro, trečias ir taip labai. Ir čia ne tik tais iš tikrųjų Lietuvoje, čia ir ne tik tai muselinė, lygiai tas pats užsienyje yra visur. Jeigu tu ateini į pūlą, ta vieta vadinama, kur potencialiai gali būti žuvis, jau yra ten žvejai, labą dieną, kuris paskutinis, kada aš galėsiu užeiti, nes nėra to žuvies tiek daug, nėra tiek. Turim žuvį, jo, bėgam. Kablis geltojas. Užblizginai? Užblizginau. Va, palei raibulius paleidau. Ant raibuliuko, ne? Jo, grinai ant raibulių. Jo, Jo, nueisim. jinai net. Tai jau šiandien visos rankos mano šlapios, tai galėjau jau paimti. Atsakingas darbas. Taip. Sveikinu ir tave. Turbūt niekur ten nenueit. Žinai, kas tau yra su pintuku svarbu. Aš tavo vietoj gal ją biškį į apačią pasileisčiau, nes eis po to jinai tau prieš. Eis tau prieš ir nupjaus. Jo, vos į apačią paleisiu ją. Vos. Gerai. Vėl jinai ten po tais akmenais lenda. Žino, kur reikia eiti. Moka tą dalyką. Gal tu netgi dar aukščiau čia ant to šlaito pasilip, kad pakelt tą valą, žinai, persikelt, nes man tai O, žiūrėk, net praėjo, matė, akmenį buvo apsikabinę. Voverių pagaudyt biškiuką. Jie, žinok, tokį planą ten ir turi tose akmenyse. 100%. Lemba, kaip man juos neina, ta prasme, į šitą pusę, kur irgi taip pat žinai, anoj pusės, kai tik ir buvo visą laiką. Gražiai žuvės, gražiai. Geras šapalas. Kaip tik ant uždarimo man va. Jo, kyla. Neuždarimas. Gerai. Tai už tai, kad akmenai tenais jinai planą turi, nebijok. Kaip ją apgaut? Aš tai sakau, ją apačią biškį pasivešiu. Tu vos įleisk ją, taip ją apačią ir paduok tu, ją apačią ir po to per čia išsimsimės, jie to jau ramuoja. Tai gerai, bet jinai... Ką? Va, čia turėtų būti gerai, man atrodo. Ja. Jo. Šiaip kaip ir gerai, žinok, ten blemba tau po to vėl srovės lys. Arba reikės leistis dar. Matau. Tašytę mano paimkit kas nors.
Jo, jeigu eina, tai atbulas, eik pabiškį temkis į tą krantą. Bet čia sunku bus ant tos pačios srovės, žinok. Oba. Patinas? Jo, patinas. Jo. Man atrodo tikrai patinas. Patinas. Į patiną tai alų šiandien perki tikrai. Kaip norėjau 5 metus gaudžiau aš tave. Eik per viršų. Jo, čia labai gilu, žinok, tau čia bus nepatogu, trauk. O čia labai gera vieta. Aš jau rankas paruošinėju. Jo, apšildo rankytes. Apšaldo. Nu, bet paturėjai vis tiek. Nu, pamatei. Tokį gerą, nu. Nupjautas fluorokarbonas. Ir va, kaip tenai sakėm, kad lenda jisai tuos akmenys, jisai turėjo planą ir tas planas jo išdegė. Jisai lenda ir kiša valą, ten bando kabliukus atlenkti, kabliukus užkabinti arba nupjauti valą. Tai vat, nepinta valą, kaip dažniausiai būna nupjovė, o pažeidė fluorokarboną ir po to matėt, kas čia buvo. Nedurnas patinas tas, ne? Nedurnas. Ne, jie visi žino, ką ten daryti, dėl ko ten eina. Sakau, štai iš tokių vietų reikia, pasikabinų žuvį, reikia trupučiuką pereiti, pagalvoti apie tai, kad jie turi tą planą tenais pridaryti reikalų. Tai vat. Tai stengtis realiai kuo daugiau kliuvinių išvengti ir išsivesti žuvį iš kliuvinių, iš akmenynų, nes jie lenda į tuos akmenys, kiša galvą, visur bando užkabinti. Ir taip ir kablius atlenkia, taip žiedelius tiesina ir va, atsitinka šitie dalykai. Prašau. Atminimui. Na ką, po tokios kovos reikia visiems atgauti kvapą, ne tik kas kovoja su žuvimi. Bet ir padėjėjom, prisibėgiojom čia. Jo, bet va, tas ir smagu, nu, suartina, atrodo, žvijus. Kartu džiaugiamės, kartu liūdim pabėgtom žuvim, visi aplink palaiko. Gaila, Pauliaus patino, kiek sakė, 5 sezonas medžiojo, pamatėm. Jo, va tos va vietos gaila, kad, nu, šiaip tai žuvis viskas, nu, jau jis ją pagavo, viskas tvarkoj, neturės nuotraukos ir gaila, kad, va, tiek metų medžiojo, va, nepagavo patiną, dabar užkibo patinas ir jam pridarė va tokių dalykų. Aha, gražus labai buvo. Ai, nesaras, nu jo. Ople? Man bet šitie akmenys vakar nuėjo, nupjovė floriką. Kurgi žuvis? Nu. Gerai. Šios neprivartaukim. Iš klaidų pasimokinta. Nu. Opapa.
Jo, jo. Opa. Nu, meškinį. Gerai. Patinas. Va. Pertraukė ta žuvis mūsų diskusiją, tai mes turėtume pabaigti apie žvejų realiai visą tą bendravimą ir visą kultūrą. Tai Taip, tu minėjai taip. užsienį, kad labai gražiai ten viskas susidėliota. Taip, nu, esmė yra tokia, kad jeigu vat, nedidelis kažkoks tai ruoželis, kur yra gaudoma, nu, vat, vietos, kur stovi žuvis, tai visi nori tenais pagaudyti. Ir manau, buvo tas pats kaip ir pas mumis, kuris pirmesnis, tenais, kuris naglesnis, užbėgdo, tai po to paprastai paėmė ir sugalvojo, kad užeina žmogus, visi nori tą vietą kažkokią tai pragaudyti. Ateina žmogus, jisai pažvėjoja ir po trupučiuką, kadangi taip ar taip žūklė vyksta pasroviui, jisai atėjo ir po truputį gaudo ir leidžiasi į apačią. O čia kaip gaudo, tai yra kiekvienoje upėje skirtingos taisyklės. Pavyzdžiui, vienose yra taip, kad net yra taisyklės parašyta, kad vienas metimas, vienas žingsnis turi būti. Ir nesvarbu, kaip tu gaudai ten, su kuo gaudai. Kitose upėse nėra tokių taisyklių, iš viso nėra nieko parašyta. Tai, pavyzdžiui, žvejai būna prie upės susitarėm, kad, nu, va, šitam pūlui realiai praeiti, šitai vietai yra ten 20, pavyzdžiui, minučių, ne, tai va, laiko. Kitur iš viso niekas nelimituoja, užeini, va, kiek nori pragaudai, pabuvai ten kažkiek tai ir išėjai. Daug kam nepatinka šitas dalykas. Nu, aišku, niekas nenorim sėdėti ir laukti, norim visi gaudyti. Bet nu, kartais taip nesigauna, nes yra tam tikrose vietose tik tais ta žuvis. Ir taip gaunasi, kad nu aš negaliu vienas gaudyti ir neleisti tau pagaudyti. Nu, norisi, kad visi pagaudytume, visi pasidžiaugtume ir turėtume šansą pagauti tą žuvį. Visi su ją norim susikauti ir gauti tą smūgelį. Tai iš to išeina toks dalykas, kad turim suprasti Vieni kitus, jo. Ir čia viskas gaunasi logiškai, nors iš tikrųjų visada taip gaudom ir tik tai, kaip minėjau, greičiausiai nauji žmonės va, šito nesupranta, kad jie atėjo, nusipirko tą licenciją, nusipirko meškerę, atėjo prie upės ir, nu, o tai ką man dabar daryti? Nu, galim ir jo suprasti, paprasčiausiai nežino. Tai, nu, tai realiai... Kai žiūrėsit iš naujo, atsiminkit šitą. Negalima, matot, gaudo, atėjot bent jau šalia žmogaus, galima visą laiką pašnekėti, paklausti. Jo, galiu čia gaudyti, ar tu čia ją pačią eisi, ar ką man čia dabar daryti. Nu, geras pavyzdys, mes sėdėjom ten, filmavome, žvejys atėjo, paklausė, ar galiu padaryti pravedimus, nors mes net nežvejojom. Taip, aišku, viskas tvarkoja. Taip, nes gal mes, nu, pavyzdžiui, jisai supranta, kad gal mes laukiam, gal, pavyzdžiui, matėm žuvį turėjom ar dar kažką. Ar išėjimas buvo dar kažkas, gal pagaudėm, duodam kažkurį laiką, pavyzdžiui, apsiraminti, nes labai geras irgi yra momentas, kad pagaudyti trupučiuką. Išlipai duoti truputį pailsėti tai žuviai, nes ją reikia vis dėlto nustebinti kažkaip tais ir pastovus tas drožimas, kaišiojimas visokių masalų, tai po to jau aš jau minėjau, kad jie būna labai dažnai atsigula, jinai atsigula ant dugno ir paprasčiausiai nieko nereaguoja, visiškai apatiška pasidaro ir suaktyvėja vėl tik tai gal po kažkurio tai laiko negaudimo, ne, arba kai kita žuvis atplaukia į tą vietą. Tai tiek apie tas tokias nerašytas taisyklės, kurias reikėtų mums visiems žinoti, nes, sakau, visi norim ją pagauti, visi žinom dažnai, kur jinai yra. Ir vat, labai kaip šiais metais, pavyzdžiui, nėra to žuvies per daugiausiai, viskas susispaudė, ganėtinai nedidelės vietas, kur jinai koncentruojasi, tai už tai reikia ir... Labai teisingas požiūris, jeigu visi to vadovautųsi, visi maloniau ir draugiškiau. Tai čia viskas tikrai, čia nebloga situacija. Visai tikrai nebloga ir su laiku viskas tik tai gerėja, tai manau, čia viskas labai gerai. Ir po mūsų patarimų, kaip ir su žuvimi elgtis ir viską, tai tikėkime dar geriau. Manau, tikrai, kaip žmonės. Mačiau, aš ten išėjimą, gal einam dar pamėginti jau. Einam, nes jau temsta. Jo, dar reikia paskutinių akimirkom pasidžiaugti. Dar turim paskutinių porą šovinių, reikia bandyti. Išnaudoti. Bandom.
Mūsų filmavimo laikas jau keliauja į pabaigą, po truputėlį temsta. Norim paskelbti praeito video konkurso nugalėtoją, kurį dabar matote ekrane. Sveikiname, mes nelaužom savo tradicijų, skelbiam kitą konkursą, kurio nugalėtojas laimės 2 masaus lašišų žūklį. Tikriausiai šitas video jau bus išėjęs ganėtinai po sezono pabaigos, bet nepamirškit, kad yra žiemos sezonas ir visada yra kitas rudens sezonas, kurio be proto laukia visi žvejai. Tai viskas, ką jums reikia daryti, norint dalyvauti konkurse, tai būti užsiprenumeravus mūsų kanalą, pamėgti šį video, pasidalinti ir komentuoti žemiau. Na, Arūną dar prigavau paskutinį praėjimą darantį. Aš jau šiandien prisivaikiau savo išėjimų, jau rankos nekyla. Kaip Arūnai vertini šią dieną? Diena gera, jeigu ne šitos žolės pastoji besikabinančios. Gerai, iš tikrųjų, tai fainai buvo to judesio gan nemažai, vat, paturėta... Palaikiai 2 žuvis. Palaikiau 2 žuvis. Kad mes nepagavom, žinai, kas kaltas? Pirštais nerodysim. Va tas, va, dėdė. Kai su operatoriumi atvažiuoju visą laiką, tai būna, atvažiuosim rytoj be operatorius pagausim. Aš manau, rytoj būtų nuodėmė nepasinaudoti paskutinę dieną ir paskui siūsimės video iš telefono, operatorius bandys įmontuoti. Galės montuoti už tas nuodėmės savo, ne? Taip. Ne, tikrai diena buvo ganėtinai faina, matėm nemažai žuvies, žvejų laimingų, nusiminusių taip pat, bet va jau kažkas panašiau į sezoną. Gaila tik, kad paskutiniam dienom jisai toks pasidarė. Jo, čia tie orai tokie per šilti trupučiuką buvo, tas rugsėjais labai šiltas, už tai ir užsitempė taip viskas. Dabar taip viskas yra, kaip turėtų būti spalio pradžioj, tai už tai toks ir sezonas čia gavosi. Tikėkime, kitas bus geresnis. Visą laiką reikia tikėtis. Tai šiandieną, manau, tiek. Tikrai pateikėm daug informacijos. Matėm, manau, kad nemažai vaizdų ir video turėtų gražus būti. Labai tikėkime. Tikėkime, kad ir jums jis patiks ir šiandieną tiek. Šiandieną tiek. Iki kito karto. Iki.